Sveiki, visi su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai yra dar viena serija ir tai, jeigu neklystu, 19-oji antrosios industrinės revoliucijos serija. Taigi, iškart nieko netempęs, aš kai ką jau pasidariau, pasiruošiau, kaip sakant, ir einam iš karto prie savo Buildcrafto kambarį, nežinau, kodėl mes nebėgam. Tai va, pasigaminau keletą variklių, juos įdėjau štai čia, pasidariau keletą šitų vamzdžių, tai čia yra mediniai vamzdžiai, izoliuoti su ta guma, kurią mes turėjom pasidarę. Ir aš čia žadu dar kai ką padaryti ir jūs tai matys, kaip darysiu. Taip pat turiu štai čia vandens sluoksnį. Ne vandens, čia bus vandens pompa padaryti ir panašiai. Ir čia esu įdėjęs vieną vamzdį. Taigi šioks toks pasiruošimas kaip ir yra. Tai kol mes čia galim iškart panaudoti visą, ką turim. Tai, nors ne. Pirmą reikia pasidaryti pompą. Jo, pirmą reikia pasidaryti pompą. Ir kaip visada, kaip sakau, jau ne pirma serija, kai pradedant filmuoti visada užkimstu. Ir nežinau kodėl. Matyt, balsas nepasiruošė šnekėjimui. Taip, dabar kur mes čia turim? Štai čia, tai aš jau kaip ir esu pasiruošęs pagrindą, taigi reikės šiek irono šitų lydinių, šiek tiek vienos irono veršlės, redstone'o ir irono pickaxe. Ir turim vieną mining well. Dabar aišku viską išimti. Fuck, nemėgsiu šito stalo. Dabar tiek liko čia, kad namas. Taip, turim tą, dabar pasiimsiu šiek tiek šitų. Ir tai jūs pamatysit, ką mes padarysim iš stiklo. Jau esat matę tiksliau ir mes pasidarysim tankų keletą. Visus panaudojau. Taigi, vienas tankas. Vienas mining well ir gauname pompą. Tai yra Buildcrafto itemas. Ir mes jį naudosim išgauti vandenį iš... kad aš neturiu dar kai ko trūksta. Čia... taip, pasiimim štai čia. Ir esu šiek tiek jau prisirinkęs itemų. Kaip matot, jau keletą tripų dariau. Kad prisikasti ir galėčiau jums kuo daugiau parodyti... Duris praleiskit. Kad galėčiau kuo daugiau parodyti naujų funkcijų, naujų dalykų ir kuo greičiau spėti užbaigti šitą Buildcrafto kambarį, kadangi jau aš norėčiau pradėti su šituo, kaip jis vadinasi, forestry, atrodo, jeigu neklystu. Taigi jį reikėtų pradėti parodyti, kadangi man trūksta medžio, taigi pradėjom pompą. Jeigu dabar įpilsim vandens, tai vieną kibirą, antrą kibirą ir trečią, gauna neišsemą vandens šaltinį. Ir dabar turėtų toks juodas, kaip ir dabar juodas šlangas pasirodyti po mūsų pompą. Ir kaip jūs matėte, jau tai buvo. Ir aš dabar padėsiu šiek tiek redstone'o variklių, kurie bus nukreipti tiesiai į štai šitą aparačiuką. Ir kodėl visą tai daroma, jūs sužinosite netrukus. Dar reikia iš karto panaudoti ant tą. Taip, dabar kokį čia dažnį man nustačius. Can receive true ir nustatom, tarkim, 100. Kaip minėjau, jau ne pirmoje serijoje, tai net praeitame sezone, kai šnekėjau, tai nustatome dažnį ir būtinai, jeigu ta pusė vamzdžių turi gauti ar tai vandenį, ar tai kokį tai skystį, ar tai daiktus, visada turime nustatyti, kad tai būtų, kad sąlyga būtų teisinga, jo galima daiktus gauti. Ir dabar prijunkim štai šitą. Taigi čia nustatom 100 ir jam nereikia gauti, kaip matot iš karto rašo, kiek čia yra vamzdžių prijungtų prie šitos sistemos. Ir dabar pajungiam vamzdžius. Taigi jie po truputį įsivažiuos, pradės pildyti štai šitos variklius. Ir kol šitai vyksta, mes einam iki savo trobos. Ir aš numiksiu ir dar pasidarysiu keletą daiktų, kurių man ten reikia jau ganėtinai nemažą laiką. Taip, tada turim štai vieną šitą, šiek tiek gėliai. Čia refine iron, netinka tokia. Taip, reikia paprastos geležies, taip jau savim. Taip, ir gaunam Buildcrafto wrench arba veržliaraktį. Ir mes su juo galime tiksliau nustatinėti vamzdžių, mašinų, ten, nežinau, aparatų visokių kryptis. Ar kartais nugaros gali būti net lygtais nuimti. Nuimti tos aparatus ir duris ilmais nepraleidžia. Supyko.
Skeletoną turim. Nekrisk į vandenį. Hi. Tai va, kaip matot, aš nustatau, kad įsikeliauti į viršų. Ir man reikia šitą vamzdį nukreipti, kai... Negaliu nukreipti, kadangi čia mes neturim buildcrafto jokio įrenginio. Fuck. Taip, na šitas filtruoja. Tiksliau pumpuoja. Ir dabar žiūrim, ar... Kodėl šitas negauna? Ai, gauna, žiūrėkit, matot. Šiek tiek vandens po truputį renkasi, tik dabar nėra pilni vamzdžiai, kadangi šitie varikliai nėra prisipildę ir šitie redstone varikliai, jie nėra įkaitę iki pilno maksimum pajėgumo, tai kol tai viskas įvyksta, jeigu šitas kraunasi. Ir kol tai vyksta, aš dar pasirašiu štai šituos. Mes eisim, paimsim 3 kibirus naftos ir juos reikės panaudoti. Tai būtų paprasta dar. Tai palaukit. O, kaip matot, tokią šlungą turim. Ir jinai turėtų tai pradėti žemėti. Greitų metų, kad virš apžemiau jos yra nafta, turėtų tai atsekti, neaišku, kada jinai tai padarys. Nu, judam, neįdam. Nu gerai, neįdam. Neturiu kada aš tavęs laukti. Ir, nu, aš tiesiai, bent jau taip aš dažniausiai darau, taip, kad įsivažiuotų šitie combustion engines, aš iš karto įdedu į juos po vieną kibirą naftos, taigi iš karto tik pradžiai ir aš dažniausiai padarau taip, kad pajungiu pirmus keletą pabandymų, prijungiu prie šitos sistemos, kad tarkim čia parpumpuos naftą, ta nafta bus praeis pro rafinatorių ir eis į šitą į tanką ir paskui nukreipsim į šitą sistemą. Bet kol taip nėra, tol aš naudosiu tik kibirus su nafta ir to turėtų būti pakankamai kuriam jau ilgokam laikui. Taip. Jau turim šitą sistemą, dabar galim uždengti. Va. Uždengiam, pasirašėm, dabar reikia su šita sistema. Keliam štai čia, žiūrim ar creeperių nėra, nes jie visada sugeba išnirti nereikiamų momentų. Tai dabar aš padėsiu štai čia vieną. Čia kaip mat yra normalus paprastas cover. Ir taip, man dabar reikia, turėtų šitaip padėti. Ir dabar reikia man pajungti štai šitaip. Nežinau, ar tai padės, bet neatrodo nepadeda. Taip, tada reikia imtis vienu giliau. Taip. Niu. O gal veiks, nu pažiūrėsime. Dar aš nesu įpratęs, jau tiksliai net atpratau, po kurio ilgą laiką čia nebuvo kada man žaisti. Ir testuoti, taigi gavosi taip, na, pamėginti galima. Viskas per šoną, įdėjus čia bloką. Mes padarysim, kad viskas keliautų per apačią, bet kaip dabar dasikas iki tos apačios. Štai šitaip. Ir dabar pajungus tai arba lever, arba kažkokį tai kitą dalyką. Aukit. Tuoj viską išmėginsim. Ir būtinai reikia pajungti atskirai ant kitos sienos. Jeigu jungčiau šitos sienos, tai įsijungtų ir visi šitie bendrai. Aš šitą turėčiau nukreipti net, kadangi čia mes ką kitą darysim. Tiek. Čia turi būti štai šitaip. Ir keliaujam atgal iki savo trobos ir vėl. Kodėl tas nereaguoja? Ir vėl pasidarysim keletą šitų lever arba tų jungiklių tokių, svirčių dar kitaip vadinamų, nes aš noriu padaryti, kad tie varikliai būtų... Taip, čia turim medžio, čia turim šitų, man kaip tik tiek ir te reikia. Tai va, turim 2 svirtis. Ir keliauju pasijungti atgal. Taip,
čia mes baigsim. Įdomu, kiek aš padarysiu per šią seriją, nes tikrai neįsivaizduoju. Tai va, dabar šitai, pajungiam štai šituos. Dėl šito dėmesio per daug nekreipkit. Dėl to, kad jungiasi prieš tai šito, nes jie fiksuoja, kad atseit čia yra šitas inventorius kažkoks. Galima, aišku, tai izoliuoti, kad padaryti, kad nekreipti per daug dėmesio, bet va, viskas veikia, varikliai veikia, reaguoja, gerai, liuks. Man to reikėjo. Dar čia atsinešim keletą kaverių, kuriuos galėjom iš karto atsinešti ir pasidarysim rafinatorių iš karto, kad nebereikėtų 20 kartų vaikščioti. Taip, einam štai čia, einam štai čia. Ir taip, mano deimantų reikės. Taip, man reikės 4 šitų, 4 irono, 4 deimantų ir 4 pagalių. Mes jų turim, neturim iron gear, tada nereikės irono. Galim iš karto padaryti deimantinį. Gold, diamond. Pasidarėm deimantinį. Reikės keletų šitų ir reikės 3. Pala, turim turėti kažkur. Jo, turim. Taigi 3 tankų reikia. Ir jie ne šitaip biškis susėdo, šitaip. Paskui šitų ir 1 deimantinio to. Ir gausim refinatorių arba refinery. Jisai yra Buildcraft dalykas ir jisai skirtas naftai perdirbti normalų naudojimą kurą, o realybėje tai būtų iš naftos padaryti ten dizelį, paskui benziną, ten dujas ir panašiai. Na, dujos kaip yra kaip šalutinis produktas, tai per daug... Fuck, pamiršau vieną dalyką. Ir kodėlgi aš taip padariau? Gerai, kad dar bėgt galim. Taip, taigi, grįžtam iš karto atgal, pasiimam, ko mums trūksta. Stone cover, atrodo šitie bus. Taip, nu nafta čia įdomi atrodo, tas turėtų automatiškai sureaguoti, bent jau tą pompą. Na, bet tikėkime, kai pajungsim variklius, jie tenai tada sureaguos. Taip, man tada reikia štai čia įlipti. Čia reikia sieną įdėti. Čia siena ir čia kol kas siena. Dabar štai šitaip ir štai šitaip. Nenori. Gerai. Jei tu taip žaidži, mes irgi taip mokam. Na, čia nebūtina tai padaryti, bet aš tiesiog pasidariau, man taip gražiau. Ir dabar įdėsim rafinatorių. Kaip manat, rafinatorius puikiai sėda. Veikia labai nepriekaištingai. Ir dabar su Buildcrafto šitą verždarakčiu mes galim nukreipti šitų daiktų kryptis, kur mums reikia. Ir man reikia, kad taip. Iš čia atkeliaus nafta, jinai kaups šitam tanke, kai man nereikės jos, arba kai man reikės kuro. Aš jungsiu šitą svirtį, kuri pajungs štai šitą variklį. Ir tas variklis pradės siurbti visą naftą iš čia į štai šitą pusę. Ir aš dabar galvoju, kad jo, aš nukirtau to kabelį. Nesiseka. Čia per daug dėmesio nekreipkite, aš dažnai klaidų padarau. Net pats to nepastebėjęs, bet... tiek to jau. Taigi, įdedam štai po... Dabar nereaguos, dabar bus šie. Bus šie. Taip, įdedam atgal. Ir dabar vėl variklius. Nežinau, kodėl aš tiek daug padariau, bet man rodos, man jų bus prireiks vėliau. Taip, vėl įdedam štai šitaip. Ir prie šito refinatoriaus mes dabar turėsim prijungti dar variklius, arba šiuo atveju aš prijungsiu elektros vamzdžius, taip turėtų tiek užtekti. Iškart užkasim, kad nenumirtume badu. Ir tie vamzdžiai yra durys.
Taip, man reikės dar čia vieno elektros vamzdžio. Taip, kur tai mano elektros vamzdžiai? Taip, ne čia, o štai čia turim vieną tik tais, man reikės minimum dar vieno. Ir man reikės vieno ir minimum dar vieno. Ir mes jo aišku neturim. O čia bus gal? Jį, turim vieną. Taip, pasiemam. Ir dar vieną štai taip. Ir pasidarom štai šitai. Turim du šituos, turim du tuos. Jau leidžia išmiegoti, tai iškart numiegam. Tai dabar keliaujam greitai į kitą pusę. Ir manau, kad po šito buildcraftui pilno įrengimo, kai jau čia prisikaups man normaliai kūro, aš pradėsiu daryti forestry dalykus, kaip minėjau. Ir jie bus tikrai naudingi ir iš jų galima padaryti automatinės fermas. Nesvarbu kokių dalykų, tikėkime bus viskas gerai, nes šiaip vamzdžiai yra linkę susisieti ir konfliktuoti. Ir šitam, na nežinau, refinatorius, paliekime elektros 2, gali gauti. Dabar keliaujam prie štai šito aparačiuko. Ir prie štai šito prijungsim štai šitaip ir vieną štai šitą. Mining pompa bus dažnis 1 ir gali gauti. Taip, atrodo čia viskas. Čia irgi prijungiam. Pasižiūrim, kaip čia su vandens situacija. Viskas pilna. Liuks. Aš tada pajungiu štai šitą ir neturim torčio arba lever. Gerai, nebėda, nueisim pasidarysim. Medis netoli. Va, kaip tik vienas medis, tiesiog prašosi, kad mes iš jo pasiskolintume keletą gabaliukų. Mums nedaug tai reikia medis. Atiduok čia. Nedaug, nieko nebus. Taip, dabar atrodo taip. Kur tas medis? Štai čia. Sudarom štai pagalių keletą. Ir iš jų reikės vieno pasidaryti lever. Arba svirtį. Nežinau, kodėl aš viskas svirtim mėgstu daryti, bet toks įpratis. Įjungiam, varikliai pradeda dirbti, pradeda gaminti elektrą, pradedam siųsti į pirmą elektros vamzdį ir tada turėtų pradėti dirbti mano pompa. Kaip matote, elektrą ten gaunama, jinai eina šviesiai žydra linija. Ir dabar turėtų viskas tai dirbti. Nu, ko mes laukiam? Frequency 1, transport 1, gerai. Pasižiūrim, ar čia viskas ok. 1 can receive true. Taip, tęsinam. Variklis įjungtas. Šitas variklis įjungtas. Liuks. Ir dabar man reikia pažiūrėti, kas su ta pompa, nes žiūriu, kad bišį grybą pjauna. Kaip neužfiksuotų, kad čia būtų naftos telkinys. Gerai, aš tada einu išjungsiu variklius. Trumpam. Kol mes šiek tiek tą visą perstatysim. Kaip mes žaidėm ant tekito, tai ten buvo toks bugas. Kai nafta būna su vandeniu liejasi, tai vos ne visą tą sluoksnį, kuris yra su vandeniu sies, reikia apdėti ir padaryti, kad būtų tik šitą tik platforma tokia, nu tai padarysim gal. Žiūrėsim, kaip čia fiksuosis. Vos nekrito. Taip, čia pompa. Tai pompa eina čia, šitas eina čia. Dabar turėtų jisai atsekti, kad po apačia yra
jo seka. Kaip matot, na, būna tokių bugų, jie susibugina ir čia gali būti dėl to, kad aš su Minecraft'u daugybę dalykų dariau. Jau vėl tas traublys eina į apačią, gerai. Dabar šito mums nerek. Mums reikia šito dažnis buvo nustatytas 1, gali išsiųsti tik tais. Ir dabar reikia nustatyti šitą teleporto vamzdžius. Fik. Gerai, čia buvo dažnis 1, jeigu teisingai dar prisimenu. Laikom shiftą. Gal čia traukiam 1, gali gauti true. Ir mano vienas toks patarimas, jeigu jūs bandysit jungti kažkiek daugiau aparatų prie vienos šios linijos, tarkim, aš noriu prijungti 2 dažnius ir aš dar vieną vamzdį darysiu, tai jūs jungkite dar vieną iš karto štai čia, tarkim, ant viršaus. Neskaldykit štai šito vieno dažnio į 2, kad įsidalintusi. Tada bus prastai. Va, kuras eina, iš karto viską pompuojam, kibirą išpompavom. Čia, kadangi buvom pajungę šiek trumpą laiką variklį, jis turimą energiją perleido į refinatorių. O, kurią turėjo. Ir dabar žiūrim, kaip viskas veikia. Tik nesį, kad susibugino vėl. O kaip greitai viską išpompavom, kiek greitai. O kaip greitai. Jūs tą patį matot, ką aš matau. O kaip greitai. Nu. Varikliai dirba. Aš nekreipiu dėmesį, čia paskui išrinksiu viską. Na, padarysim tokį, tai Bardakievičių. Taip, štai šitaip. Gal per daug nesuknis mums. Vo, dabar turėtų viskas būti normaliai. Taip, na, su šitą naftą čia mane... Na, kurį laiką gal dėrės, žiūrėsim. Einam štai čia pažiūrėti. Greičiau. Niekas nenori judėti kažkodėl. Na, žiūrėsiu, aš pasistengsiu per tą laiką čia išsaugoti šitą darbą ir sutvarkyti tos bugus. Bent įsiaiškinti, kodėl čia taip viskas. Nes realiai taip po truputį čia turėtų viskas leistis į apačią. Bent jis tą fiksuoja kaip vandenį. Tuomet būtų bėdų. Fuck. Kai šitas yra aparatas, aš negaliu išplaukti. Oh yeah. Jei. Gerai. O, ir išplauksim dabar. Na, aš čia, kaip sakiau, pasižiūrėsiu, kame čia replės. Nes čia šiek tiek įtartina.
Na čia suknista Minecrafto animacija tokia tai. Tikėkimės paskui sutvarkys viskas, na bet kol kas tiek. Ir dabar dar nukreipiam dažnį į 2, ar ne? Tai nukreipkim dažnį į 2, nes turim mes jau pakankamai energijos. Ir dabar visą tą, ką turim, vėlgi čia buvo užsilikę energijos, mes perdirbinėjom visą šitą kurą į visą šitą naftą į kurą kažkokį tai ir mes jį panaudosim savo varikliuose. Taigi, kol kas manau tiek, aš dabar užtruksiu ganėtinai ilgą laiką, kol įsiaiškinsiu visas nesąmonės, kas čia bus. Dėl video dažnumo tai per daug neperjungi, čia kol kas tokie, na, grafiko neiškumai mano, neišeina man taip, kaip aš noriu arba kada noriu, o kartais ir pritingiu. Na, čia žmoniški dalykai, kaip sakant. Tai video stengsiuosi, aišku, dabar kelti kaip ir visada, nu, kaip matot, per savaitę bent po vieną video šiuo metu įkilinėjau. Įjunkim šitą, nors tegul pompuoja visą naftą perdirba į kurą ir aš pajungsiu dar iš naftos perėmimą į štai va šitą sistemą mūsų. Tai va, kol kas tiek ir ate iki sekančio susitikimo.